Juk biblioteka yra kaip pasaulio modelis, kaip lobynas, kuriame sukaupta išmintis, žodžio grožis ir raiška, žinios, ištisų kartų patyrimas, kuris ieško gyvo ir atviro žmogaus, trokšta, kad jo būtų dalijamasi, į jį būtų gilinamasi, kad jis taptų mūsų kūrybos ir įkvėpimo šaltinis. Tūkstantis 985 metais įstojau į Vilniaus universitetą, filologijos fakultetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Tuomet, praėjusiam šimtmetį ir pirmą kartą peržengiau šios bibliotekos slenkstį. Aišku, daugiausia laiko praleisdavau Vilniaus universiteto skaityklose, tačiau užsukdavome ir į Adomo Mickevičiaus biblioteką. Šioje bibliotekoje mane viskas džiugina. Visų pirmiausia, negaliu atsidžiaugti, kad jinai yra taip arti mano namų. Tai yra kaip pusiaukelė tarp Nacionalinio dramos teatro ir mano namų. Tai mano skruzdės takelis, kuriuo beveik kasdien einu ir labai dažnai užsuku į biblioteką čia pasirinkti vieną ar kitą knygą. Esu dėkinga biblioteko darbuotojoms, kurios tikrai labai mielai padeda ir nukreipia. Visos moterys labai draugiškos ir pasišnekučiuojame įvairiausiom temom. Todėl drįsčiau tarti, kad esu šios bibliotekos bendruomenės narė. Labai naudinga ir patrauklu yra naudotų knygų arba knygų mainų lentynėlė prie pat įėjimo. Aš pati esu čia ne kartą atnešusi ne vieną knygą ir kartais randu tą, kuri mane sudomina. Esu dalyvavusi ir šios bibliotekos renginiuose ir iš tiesų nuostabu, kaip gausiai jie yra lankomi ir kokia dėmesinga ir išsilavinusi publika čia renkasi. Aš pati dažniausiai renkuosi grožinę literatūrą ir poeziją, o perku knygas tik tai tada, kai jos man tikrai labai patinka. Aš noriu jas turėti ir žinau, kad dar ne kartą prie jų sugrįšiu. Bet vis dažniau pagalvoju, kad geriau jau skolintis knygas iš bibliotekos, o ne kaupti namuose. Biblioteka tikrai yra labai patogi, miela, mielos įvairios erdvės, tačiau savo mėgstamiausios erdvės čia neturiu, gal dėl to, kad dažniausiai naudojuosi abonementu ir nešuosi knygas namo. Na, ko palinkėti šiai puikiai bibliotekai tokios ženklios sukakties proga? Žinoma, žingeidaus, ieškančio, mąstančio skaitytojo linkiu klestėti ir gyvuoti. Juk biblioteka yra kaip pasaulio modelis, kaip lobynas, kuriame sukaupta išmintis, žodžio grožis ir raiška, žinios, ištisų kartų patyrimas, kuris ieško gyvo ir atviro žmogaus, trokšta, kad jo būtų dalijamasi, į jį būtų gilinamasi, kad jis taptų mūsų kūrybos ir įkvėpimo šaltinis. Ir šiai progai norėčiau skirti lietuvių poeto Donaldo Kajoko eilėraštį Paprastas. Kaip paprasta, nieks neiškils, vientiso vandenys gilūs, net kriauklelė ir ta neiškils, kol dvasia neiškilus.
Linkiu mums visiems neišskilusios dvasios, o asmens vientisumą ir integralumą padeda atstatyti ir išlaikyti amžinasis žodis ir geros knygos.